Rimtai čia tu? O ką tu čia darai taip vėlai? Labas, va, šiaip tai nesitikėjau, kad tu čia ateisi. Vieną sužaidžiam, jeigu nori prieš miegą, jeigu nenori, nežaidžiam. Ne, žiūrė, aš su mažiuku. Tai tada palieku ramybėj, būk su mažiuku. Ne, tai sužaidžiam. A, tai... Aš tau pasiduosiu. O klausykis, ką kuprinytėj neši? Mergaitės dalykiukus? Ne, leliukai ten, žaisliukai, penukas. Šaunuolis, labai gražiai tau atrodo kuprinytė, malačius. Nu viduje nesi blogas vyras, nu viduje nesi blogas, paltukai, nesi supuvęs dar. Tu supranti, tu stumkan, ką nori. Esmė ta, kad vieninteliai dalykai ir realybei, kas man svarbiausia, yra mano aplinkoje. O visa kita plaukia. Į sveiką. Nešau, pasako, kaip šeštadienis, kas gero. Gerai, paklausyk, dabar ką tik žaidžiau su tuo haskytė, ten kur... Ortopedinės tapkės, taip. Nu, ortopedinė tapkė žaidžiau, šnekėjai, supisau, atsijungė. Dabar neturės pinigų tapkėm ortopediniam. Ką darysim? Voks man skytė, guskutas į plikai, na. Ačiū labai. Būtent. Miroslavas čia. Labas, Miroslavai, kas gero? O Miroslavai, labas vakaras. Šitą vietą net aš pasisveikinsiu. Bet čia ne tas Miroslavas, ne tas, čia kažkas vardą pasikeitęs. A, dieve, aš tai su jo būčiau pasisveikinęs. Kaip tą vakarą, mergaitė? Atidirbau 12 valandų gelbėtoje Ispanijos baseine ir tiek. 40 laipsnių sėdėjau bokštelį, 12 valandų, nejudėdama. Meilę gali atnešti atgal alų. Nenešk meilę, bėk iš ten su tuo alum. Алло, обратно. Nieko tokia, aš eilėčiau. Matai, Klausykis, o tu mergaitė matai tenais, kai laksto, ar yra tavo moteris ten? Aš vaiktų prie manęs. A, ką nepabėgtų kur nors? Kur miškos pabėgs? Nu, tokie kaip gražiai atrodo solom. Gerai, kad reikia. O kodėl tu nepalieki telefono ir tos karbonkės ir eini su mergaitė palakstyt po pievas? Mes jau lakstėm belekiek. Va dėl to aš čia ir sėdžiu. Nes išsilakstėm, dabar biškį pasėdžiu ir vėl lakstysim ir eisim namo. Jau ne. Koks melagiukštis jis yra tas paltukas. O tu telefoną rankui laikai? Vienoje rankui telefonas, kitoje bambalys? Ne, ble, tavo būtena, už tavo papą laikau. Paltukai baig, pastatysiu 4 patapšnosiu su konkoliais per kaktą, ištiesinsiu nosį. Baig, nešustrilinktų su manim gražiai ir pagarbiai. Vienė, labą vakarą. Žiūrėk, aš su tavim visą laiką gražiai ir pagarbiai. Žinai dėl ko? Nes man patinka, kartais pasakai tiesą, o kartais tiesiog taip nahui. Klausykis, tai jeigu tu su manim pagarbiai, padla neraliuotas, dantis grėblio, nosis sulaužyta? Jeigu tu su... Ja, aš tau papus sulaužysiu, nahu, be papus. Va, matai? Palauk, leis pasakyti, tu turi moterį, tu nelyski mano krūtinę ir nelyski mano... Nelendami tuos dalykus, galim pasijuokti kitaip. Tai gerai, ko tu nori, nahu, apie man dantis pakalbėti. Taip, kodėl tokie kreivi ir geltoni? Tiesiog gimiau norėdamas kreivų dantų. Aš nežinau, aš tave žiūriu, taip man jie trukdo, aš nežinau. O, žiūrėk, ką mano mažė. Žiūrėk, ką vaikas daro skarbonkę, nubaig, nemokink tokių dalykų, nu. Atsipis, mano mažė. Sako, va čia vamsdukas, girk iš vamsduką. Iš pagalę. Aš būčiau Siri, aš jį taip pat vanočiau su pagaliu, jisai kliktų, ciptų, bet kadangi tas Siri yra gera moteris... Renė, gražink man banginį. Supisam šitų valkatinį. A tu čia man? Ne, aš apie kitą šnekėjau, ne apie tai. Būtent. Paltukai, atėjo tavo draugas, ką man dabar daryti? Nori susidraugauti ar ne? Tu ko, blė? Nu, sakė, kaip čia dabar man reikštis, palauk. Nu, pratingai. Bandau. Vienas iš tavo geriausių draugų, pas kurį sėdėjai prie stalo ir valgėt kartu ir gėrėt ir paskui susipykot. Apie ką aš? Sakė tavo draugas, neminėsim vardų, pabandysiu pasakyti slaptažodžiais, tu klausyk. Atėjo dabar ir sako, tavo draugas, kuris sakė,
Atsimeni praeitą kartą, kai mes juokėmės, kad aš tau sakiau, kad tu jeigu neįsai, nevalgytum. Žiūrėk, mano tam draugui perduok tokius linkėjimus. Nevarykit Dievą į medžią. Nepradėkit nesąmonių. Realybė yra realybė. Tik toks liek tik toko. Taip, kad nekyš. Aš jau pamačiau viską ir pamačiau labai daug. Taip, kad neužšinkit burnų tik tokia. Taip, aš ir taip manau, palauk, leisk ir aš pasakysiu, leisti, aš ne tau, tylėk, tu palauk, aš pasakysiu irgi taip, palauk. Nori žaisti ar einu lauką iš čia? Ateini čia, kurva tu. Nesikeik, padla niraliuotas dantis grėblio, klausyk. Eik, man tavo padla, mano dantis tavo dantim liečiasi. Aš pasakysiu vieną dalyką, aš nežinau ką pasakyti, aš jeigu būčiau, aš jūs muščiau abudu. Tiek tave, Miroslavai, tiek tave dantis grėblio. Negalima taip. Negalima, suaugę vyrai gudrus, negalima abudu. Nu vienas gudresnis, kitas biškinus. Aš ne tau sakau, aš neku savo žmonėm, čia ne tau, tu neklausyk. Užsipys greblėnė. Taip pats tu greblė. Nu, apvartyč greblė. Klausykis, negalima taip, man nepatinka suaugę vyrai, nežinau kaip pasakyti, nu vien žodžiu, nesikiš tyliu, aš nieko nesakau. Man tiesiog nepatinka, kad rod savo charakterį, eina per kitus ir kažką man bando įrodyti. Taip teisingai, ačiū, palauk, tu pati lyg, tu man nutraukė mintį, ačiū, Lakūda, nes man sunku šnekėti. Palauk. Taip, aš žinai, ką noriu pasakyti. Kad jūs esate aukštesnio lygio, aš neku abiem, tiek šitam dančiui grėblio Budvaiseriui, tiek Miroslavui. Netinka jum, aš nežinau, kaip pasakyti, suprantat, aš esu niekas, aš nesikišu, aš esu kakutis, travestitas su baltais protezais. Bet man gaila, tokios situacijos ne čia spręsti, čia neturgaus bobynas. Jeigu aš moteris taip nesielgiu, man taip atsitiktų, tu žinai, kiek Miroslavai apie mane žmonės kelia vidosus ir šneka ir laukia visi, kad aš atsižiūrėjau, nesielgiama taip. Ir dar tuo labiau, kad prie vieno stalo sėdėt. Aš jį pasikvieščiau vėl prie vieno stalo, šitą dantis grėblio, atvanočiau gerai su pagaliu, apsikabinčiau ir sustaikytume. Aš taip daryčiau. Tik atsisakė Miroslavai, kad jis nenori šnekėti per privatą, jis taip sakė. Su tavim nieks nešneka, aš nekčits, net pjaudits pradėjau. Ubagė, na, o aš turiu ką veikti. Aš ubagė, o tu koncinis. Taip, čiulpiu gražiai. Taip, gražiai yra. Šaunuolis. Nors pagaliau pripažįsti kažką. Pirmais buvo, jūs konciniai. Gerai, dabar tu patilėk, aš tau pasakysiu vienintelis dalykas, už kurį aš tave gerbiu, nes pasikeitė įsibį. Nei viens protingas nesprendžia kurva nesąmonė tik tokį. Viskas. Klausykis, bet čia, klausyk manęs įdėmiai, bet čia jum abiem. Čia ir tau. Gerai, jis senas, na, aš taigi... O tu jaunas. Jo, aš tai... Iš tavo dantų spalvos pageltonavusi matos, kad tau beveik 50 eina jau. Nu, bet gerai, aš tiesiog, įdėgi tokį įdėgiau. Neturi įdėgio, baltukai, ne kažką. Žiūrėk, ką pasakysiu. Baltukai, tu neapsigaudinėk, ne kažką. Tau su išvaizda ne kažką. Charakteris tavo yra geras. Galvosena tavo, mąstysena tavo yra gera, nes... Išvaizda pati, blėt, buka. Aš ką noriu pasakyti. Nieks nachui nesiaiškina. Ačiū, Mindė, nereikia, ačiū labai malonu. Aš kad ir pralauščiau man. Nes nereikia tik tokį aiškintis. Viskas. O čia metusias žmogus į TikToką, davai einam pasimušti TikTokinę. Palauk, paklausyk manęs, tai jeigu tu, paklausyk, aš tau užduos klausimą, gerai. Tai draugystėje būna kartais vienas gali suklysti. Jeigu tu skaitais, kad esi gudresnis, kodėl nepasiemi mašinos kokią dieną ir nuvažiuojat, sėdi prie stalo to pačio, kur gėrėt ir pasišnekat? Gerai, o kam? O nenorit jūs draugauti, ne draugas tau tas žmogus? Gerai, ar aš pradėjau tą nesąmonį? Aš jam parašiau privačiai, jis iš privatumo įkėlė į viešumą. Ar aš pradėjau? Man nereikia viešumos. Klausykis, gerai, tylėk, nešnekam, palauk, gerai, suprantu, tau nereikia viešumos. Aišku, jisai iškėlė į viešumą, gerai, palauk, sustojam. O tu negali, kad klausyk, gerai, bet tu, jeigu mastai savo galvoji, kad tu esi gudresnis, kartais reikia biški nusileisti. Gerai, žmogus suklydo, palauk, šnekam taip, kad ir žmogus suklydo, iškėlė į viešumą, netyčia, iš nervų. Mes kai susinervojam, aš kai susinervoju irgi pasakau daug dalykų, paskui atsiprašau, nes nervuose gali padaryti nesąmonių. Taip? Nu tai va. Aš
susnervavęs, aš padarau nesąmonės privačiai, bet ne viešai. Kodėl aš turėčiau atsiprašyti? Palauk, klausykis, palauk, sustok. Palauk. Nori, kad pridėčiau, jisai nori pašnekėti su tavim, ar galiu pridėti? Nori? Jeigu nenori, aš nepridedu. Nenoriu, na. Gerai, Mindė, nedės. Aš klausiu, aš pagarbos. Gerai, iš pagarbos, aš tave gerbiu, mano Siri tave gerbė. Taip, aš nedėl, aš iš pagarbos dėl to ir klausiu, aš būčiau kaip kitos. Aš tau tyliai paaiškinsiu. Niekada niekam nevarau, blėt, ant sąžinės per TikTok. Jeigu aš noriu kažką pasakyti, aš pasakau privačiai. O čia išėjo taip, man tas nepatiko. Ir atsiprašau, nepridėk, tegul jis pyksta. Žiūrėk, Paltukai, aš tave pažįstu seniau ir aš žinau, kas yra pagarba ir aš tavęs dėl to paklausiau. Būtų kita pridinė, aš paklausiau, nepridedu, nereikia. Tai reiškia, klausykis, užbaigiam temą. Neskauda širdies, kad praradai draugą ir nebus kelio atgal. Neapsikabinsit ir nesusidraugausit. Pala. Šitą vietą biškį pala. Aš tau galiu paaiškinti. Draugas yra tas, kuris išsiaiškini tarpusavį. Drauga nebėra, kai jis viešai bando aiškintis. Ate, koks čia draugas? Esmė, nesigilinam, bet esmė tokio varianto negalėjo būti. Bet esmė, kurioje vietoj draugas, jeigu jis bando per TikToką aiškintis. Palauk, aš einu paklausti, nes gerai, aš irgi taip mąstau. O Miroslavai, kodėl jūs ėjot per TikToką aiškintis, aš tos dalies nežinau. Kokiu tikslu tu atėjai ir pasakyti TikTokę taip pat? Tu tylėk, tavim nieks nešneka, nuleisk man suprasti istoriją jau, kad įsimečiau. Šleiva. Kliša. Gerai, žiūrėk, man mažytą tu eis mėgot, šliundra tu. Baig, Paltukai, neperlenk, nes toj pridėsiu Mindaugą. Neperlenk, Paltukai, neperlenk. Matai, aš ir mano Siri tave, tiesiog patinka, bet esmė man tie žmonės nepatinka, nei mano Siri, nei man nepatinka. Esmė, santykiai turi... Tai viskas, tai aš dar norėjau paklausti, viskas, kaput baigta, nebus draugystės, baigės, viskas. Eik nachui. Tau galiu pasakyti, eik nachui. Tauga dabar atsiprašys, tu į mane. Pasakyk dar kartą man tą keiksmažodį, pabandyk. Ne, aš pasakiau, ką norėjau, tiesiog esmė pasakiau, ką norėjau. Viskas. Tai viskas, nebebus draugystės, nenori aiškintis, neįdomu, tau nereikia šito draugo, taip? Kam? Esmė, kam draugas, kuris viešai, blėt, triusikus plaukia? Paltukai, leisk, palauk, aš tau pasakysiu, aš jeigu uždėsiu vieną pavyzdį uždėsiu vieną, klausykis. Jeigu jūs buvote, tu sakai, draugas, aš tau kartoju dar kartą. Tu esi pridaręs klaidų ir tau yra draugai ir žmona atleidė. Kodėl tu netleidi draugui? Palauk. Kodėl tu netleidi draugui, kuris vieną kartą gal suklydo? Dieve brangos. Esmė ta, kad aš matau tik tokį, vėl vėlėsi kitos klaidos jo. Ašgi matau. Vėl tik toks skamba, kaip jis kurva nesąmonį darosi. Kam to reikia? Gal jam skauda širdį, bet tavęs gal nors susigrąžinti savo draugystę? Kam? Man jis neįdomus. Aš jam neskolingas. Kam man reikia? O tu jį užblokavęs, jūs užsiblokavę? Kaip jūsų reikalai? Užsiblokavę? Mylimės slapčianą. Ramybėj. Atsipis, tiesiog girdi. Nesikei, klausykis. Man nepatikė. Oi, atsipau, aš prieš tavį. Šiaip tai, jeigu Siri tavęs nepatiktų Siri, aš tai jau senai būčiau užblokavęs. Bet Siri pasakė, šitą maladės mergaitį, aš sakiau, kad pusiautinai, pusėtinai tai yra labai gerai. Aš Siri turiu prižadėjus bilietą į Ispaniją su mergytė, o Siri mane prives prie tavęs ir aš tave taip pat baladosiu už viską. Ateis laikas, metai, du. Ne, žiūrėk dabar, ką aš noriu paaiškinti. Gerai, ramiai tyliai. Esmė ta. Santykiai negali būti aiškinami tik tokį. Viskas. Ten viens kits nesvarbu. Negali taip aiškinti santykių. Ir negalima į viešumą kelti. Klausykis, bet palauk, sustok, bet gal tu palauk, necyp. Gerai, negalima aiškintis, aš tą suprantu ir palaikau. Taip, aš suprantu. Leis dabai, Gabrielė. Atsiprašau.
ir negalima, jeigu mes sėdėdami prie stalo įsišnekėjom, tą į viešumą negalima kelti, nes tai buvo bendra. Viskas. Ir tegul užsipisa. Nori kelti, tegul kelia na. Užsipisk, Miroslavai. Aš negaliu, keiksmažodžių net pasakiau, girdėjau. Viskas, paliekam jį ramybėj, paltukas nenori. Paliekam, ramybėj. Taip, viskas, nenori. Girdėjai, Miroslavai, tu klausai. Tai yra. Nėra čia ko, čia nieko neiškrapštysi, supranti, ką noriu pasakyti. Čia net nereikia krapštyti. Esmė kur? Bendras stalas lieka bendram stale. Tik toks lieka tik toku. Bet ne jeigu kelsim visą šūdą, blėt, iš gyvenimą. Tik tokį. Jau, man tokie draugai. Nebereikia. Bet ar tu paklausai jo, kokia priežastis, kad jis iškeltų viską į viešumą? Gal turėjo priežastį kažkokią? Neturėjo visiškai. Nu čia tavo mąstymas, tu turi išgirsti antrą pusę, neturėjo, tau taip atrodo. Neturėjo, jis turėjo iškart pamatyti, kaip vardą paminti, nesvarbu. Turėjo pamatyti, kas buvo padaryta ir tik tada šnekėti. Ir viskas. Gana. Nu, vien žodžiu, nu tu nieko, gerai. Tik toks liek, tik tok, aš tik tok esu viens, laisvė esu kitas, na. Tik tok aš kaip kalėjime. Tu mane pajungsi, nu kaip aš tai galiu pajungti, jeigu jisai nenori, aš nedarau tokių nesąmonių, aš nesu purvinas žmogus, Mindė, aš nepajungsiu, ne. Jeigu jisai nenori, tikrai ne. Nu, aš žinau, paltukai, baigit jūs čia man maldauti, aš pasakiau ne ir ne. Jeigu jis nenori, aš žmonių neprivartauju. Tuoj, palauk. Man privartauti nereikia, aš atsijungčiau. Man tai pohui. Mano mergaitė, cigaretės, kurva padalina į visas pusės. Susirink cigaretės ir šutink namo, viskas, viso gero. Ne, mano mažytė dar žaidžia kiem. O tu prižiūri ją? Tai ne, žaidžia kiem. Šutink namo užtenka, jau pas jūs Anglijoje 10 valandų vakaro, šutink vakarieniau, taik nusimaudyk. Jis, blėt, ilgai nemiega. Va dėl to išėjau pasivaikščioti mažyti. Mindė, jeigu mane girdi, prisidirbai, valink nahui. Da matau, toliau dirbi tik tokia. Tai toliau valink. Nesismė. Nebereik to šūdo, kurva. Man nepatinka tokie žmonės. Ir nepatiks. O, Gabrielė patinka, nes ji taip ar taip kekšia nahui Ispanijos. Aš ją liubliu. Dabar apsikakosi. Ką tu pasakai? Ką tu pasakai? Ką tu pasakai? Aš gražiai pasakai. Ką tu pasakai? Klausykis, išeis tau labai brangiai. Labai brangiai. Labai brangiai, atsimink. Atsimink. Neturi, tu man skoloji buvai 3000 skoin, turi metį 2300, žiūrkienė tu. Net nesugebėjai skolos atiduoti.